Sveiki visi, čia yra Flying Mice podcastas, čia kalbame apie drum and bassą, iš Lietuvos, ne iš Lietuvos ir šiaip bendrai apie drum and bassą in general, tai su manim pirmas svečias, Mank ir ką, seniukai, prisistatyk. Sveiki visi, tai esu Mank, kas nesat girdėję, tai drum and basso didžėjus, ką žinau, ką prisistatyti, groju gal nuo 18 metų, jau biškai yra šiek tiek patirties. Jo, realiai dėl drum and basso atsikrausčiau į Vilnių. Nu, ne tik dėl drum and basso, ir mano sužadėtinė atsikraustė, bet tai jau prieš jai čia atsikraustant norėjau atsikraustyti į Vilnių, nes čia didesnė drum and basso scena negu Kaune, tai... Ok, big up. Tai apart to, dar kažką pasakyk apie save, nu vis tiek, ne tik drum and basso, kai groji, kiek aš žinau, ar ne? Jo, tai aš turiu du amplua, tai vienas Mank, tai jau ką tik pristačiau, o kitas Densa. Anksčiau vadinaus Denisu, bet kažkaip neprilipo, nes Nikas man visi... Densa, fun fact, mes dabar taigi tavo tos nicknames kalbėjom, tai kas geriausiai tiktų, tai Densa, let's fucking get it. Taip, Densa, tai tiesiog mano vardo dvi raidės paskutinės su keistos vietom, S ir A, nes mano vardas Denas. Aha. Tai vat, tai su Denso amplua groju jau taip plačiau, dubstepas, garažas, breakbeatai, elektro, nu žodžiu, apie 130-105 BPM tokį energingą vaibą. Tai va. Tai nice, įdomu labai yra, kaip drama šiaip atsirado in general tavo gyvenime. Kas buvo tas kertinis taškas, kaip tu atradai drum and bassą, pačios visos istorijos, norėtus biškeliuką? Blema, dar šiandien su Artūru kalbėjau, kalbėjau apie tai, kad visi, ką pažįstu iš drum and bassą, tai jau ten, žinai, nuo senų senovės 2002 metų klauso drum and basso ir baisiai ten domisi, visus old school faktus žino, o mane drum and bassas pasiekė gal tik tais 18 metais. Kai išvažiavau į Belgiją su savo draugais, mes varėm į Rampage Festival ir ten dubstepas ir drum and bassas, tai aš dėl dubstepo variau ir ten į pabaigą Hedexas žiauriai gerą setą sugrojo, man ten išnešė smegenis ir galvoju, nu gerai, pradėjau drum and bassą klausyti. Bet kai didžiaut pradėjau dar drum and bassą nelabai grojau, bet kažkaip atėjo laikas ir priėjau prie to kažkaip. Tai, žodžiu, įkvėpimas buvo Hedexas, ne? Hedexas, tas, kuris tipo įkvėpė taip, kad wow. Jo, taip. Ir, aišku, pats dar festivalis ten labai gražiai šviesos, viską, vizulkės. Tai vis tiek, sakykime, po to grįžai į Lietuvą, ne, ir apsirmino viskas, nes ten daug labai emocijų, tam Rampage visokiai, aš įsivaizduoju. Tai vis tiek, kai grįžai namo ir bandai pradėjai ieškoti research in drama, tipo, tai kas buvo tavo kertinė pradžia ir kas buvo tas vaibas, nuo ko prasidėjo to visa drum and basso kelionė, nes vis tiek aš turiu pažįstamų, kurie pradėjo nuo Bad Company, Conflict, tokių senų klasikinių reikalų, tai kas buvo tavo pradžia? Tu ieškoji, aišku, bet vis tiek radai, bet vis tiek kas buvo tavo kertinė, nuo ko žinai įsibėgėjo iki to, kas susiformavo iki dabartinio tavo skonio? Oi, čia ilga istorija, tai po to... Mes turim laiką, važiuoju. Po Belgijos aš važiavau gyventi į Londoną, ten norėjau patūsinti, padirbti, susirasti save. Ir, taip gavos, kad aš kažką norėjau jau daryti su tą muziką, ten domėjausi. Tai pradžiai per FL studiją bandžiau lipdyti miksus, ten kažkokius visiškai ten ne į temą, lempiški perėjimai, bet, man patiko, tai aš dariau. Ir kažkaip grįžau į Lietuvą ir nusipirkau DJ pultą. Londone neteko groti? Ne, neteko. Bet tu susigalvai? Gaila. Ne, tai dar gal bus kažkada ateityje. Gal ir bus, pasižiūrėsim. Tai, jo, grįžau Lietuvą, nusipirkau pultą, grojau rhythm dubstepą pagrinde, bet kažkaip labai nelipo žmonėm, čia ne ta publika, čia žmonės, jeigu ne technuškė, tai jau gal tada drum and bassas, hardcore'as. Aš tai manau, kad labai skiriasi, tų community yra įvairiausių, tai aš manau, kad tikrai yra daug labai prijaučiančių breakbeatus ir dubstepą, for sure. Tai jo, bet aš kur grojau dubstepą, tai buvo toksai rhythm dubstep. Čia pačioje pradžioje, ne? Taip, tas toksai, kur iš Skrillexo išgimęs. Barnainas, taip, Flux Pavilion. Infektas gal labiau, jo, į tą pusę, kuri Mindaugo panašus. Tai va, bet neradau publikos čia Lietuvoje, ten gal ateidavo paklausyti 5 žmonės, nes nieks tokios muzikos gal Lietuvoje nėra, tos kultūros būtent šitam. Pačiam dubstepui tai tikrai yra, žinau, fanų.
Tai pasibandžiau drum and bassą, tai buvo, gyvenau Kaune, Green Hill studio, dar man Egis patarimų davė po mano pirmą... Egis, tai čia kas? Eddie Case'as? Jo, Eddie Case'as. Eddie Case'as čia yra iš Green Hill Sound komandos drum and basseris iš Kauno. Jo, tai va, jis dar davė patarimų ten apie mano drum and basso setą. Sako, aš pats jump up'o nekenčiu, bet sako, visai tipo technika gera, sako. Ten dar kelias kritikus. Prisimenu, kai grojau M-Phobijos vienam evente Kaune ir mes su Eddie Case'u tipo 4:30 ryto ginčijomės, kokia yra geresnė metodika mokyti tipo žmonės didžėjų. Tai dabar, va, kad atsakiau, kad tu su Eddie Case'u pradėjai viską, tai wow, ok, cool. Jisai labiau kaip buvo žmogus, kuris patirties turi ir gali paduoti. Jo, bet jis labiau yra žmogus, taip, kur reikia klausyti muzikos ir daugiau, taip, jisai klausytau reikia, vinilai. Tai va, tu labiau toks dabar digital, man atrodo, labiau, ne? Aš tai full on digital, aš vinilais gal biškiai esu prisilietęs. Dėl to jaučiasi, kad biškiai pas tavai yra tos vienas pusrutulis veikia smegenų, noris, žinai, daugiau klausyti, o kitas yra tiesiog purely varom all out, taip, modern ir super cool. Taip, na tai žodžiu, tai grojau jump up'ą, bet tas kertinis lūžis, kada jau į drum and bassą perėjau, gal buvo toksai eventas, kur buvo vien back to back'ai per visą eventą ir su Uoga grojau back to back'ą. Okay. Ir jis sako, davai jokio jump up'o. Ir sakau, gerai, nu ką, žinau, reikia pabandyti kažką naujo ir be kapstant radau visai fainų gabalų, kur man patiko ir, žinai, tai buvo žmonėms patiko. Deepas ar toks eksperimentinis, tipo halftime-ish kinda? Ne, Deepas gal labiau. Deepas biški tech, ne tech, o neuro biški prieskonių ir mes grojam back to back'ą ir turbūt pirmą kartą gyvenime 4 dropus drum and bass'o sumaišėm. Oh shit. Buvo crazy ten experiences, nes mes dar prieš DJ setą dar išsinuomom DJ pultus. Tai vis tiek kada, čia kada buvo? Ten vis tiek sistema kokia, su 900-iniais groja, ne su tais, ar su kuo? Žinau, kad mano atmintis taip toliai. Nes jeigu taip seniai žiūrint, tai jo. Nu, kažkas buvo, mygtukai buvo, žinai. Svarbu USB, kažkodėl. Gal ir buvo 900-iniai, ten tų hotkeys nebuvo ir bitgrido nebuvo, tai realiai tik tais kikus gaudai, žinai. Okay. Tai, nu, bet vis tiek 4 dropus, žinai, 2 didžiai, 4 dekai, tai daug paprasčiau. Jo, visai daug. Aš prisimenu, čia Klaipėdoj rysinti grojau, tai 4 dekus turėjau, tai triple 4 dropinti yra kažkas tokio. Tai čia kaip vienas, kaip vienas grojai, tai 2 tai faina, aišku, po 2 dekus pasidalinti, bet kai vienas ant 4 grojai, tai yra irgi atitinkamas tipo experiences. Šiaip kalbant apie Uogą, aš manau, kad to gal labai, nežinom ir labai ant surfos nekalbam, bet aš manau, kad jinai yra labai stiprus ankeris šiaip dramo community pas mus Lietuvoje ir aplink ją revolvina daug dalykų ir jinai šiaip tarp kitako ir savo irgi paleidus yra renginių serija, kas yra tikrai amazing ir dabar man tenka tai irgi padaryti ir aš labai džiaugiuosi, kad galima šitą premjerą su tavimi jungti. Jo, ir ačiū Smešam, kad mus priėmė čia. Jo, visiškai čia shoutoutas, bet čia, atskirai, bet tikrai, Smash gerai. Tai va, dar jeigu galima grįžti prie tų dekų, tai čia dabar buvo nesenai gatvės muzikos dienos ir gavau 3... Čia Kudirkos aš tik programą, ne? Taip, 3000 tos grotuvos. Tau atrodo, kad kažkas pirštus tipo sviestų sudeba. Blema, kaip gerai buvo toks, bet tai visiškai po prakaitų pabaigiau setą, diena nebuvo labai karšta, bet aš visas po prakaitų. Bet tavo vizitinė šaltas prakaitas, tu labai jau esi... Dienas, tarp kitako, yra vedęs radio laidą Šaltas prakaitas. Start FM, ne? Start FM. Dabar perleidžiau. Tai bėga, teko man pasibūt laidoj, šnekėjom, jisai mane interviuino, dabar vice versa, dabar jau aš. Jo, jau senai buvau šitoj pusėje, žinai. Jo, bet cool, taip va, abiem naujas dalykas. Tai va, nuo to laiko kažkaip dabar, jeigu kažkur pakviečia groti, vis laik stengiausi paklausti, kiek dekų bus. Gal bus tas šansas, kad gausiu pasimėgau daugiau. Ateičiai išsiplėsim gal, bus dekai, kol kas turim Dead Simple. Tai va, taip ir vystės tas skonis drum and basso, po biški, tai neuro, tai po to tokį labiau techniškai išdirbtą drum and bassą, kur jau daugiau dėmesio reikia išsiklausyti. Paskaitai, daktaras parašė. Jo, čia man šitų vaistų duokit. Kaip atradai? Kokius iššūkius patyrei pačioj pradžiai, įeidamas šiaip į dramo visą tą pasaulį?
kas vis tiek, kai būna, tu kai pradedi, yra labai daug faktorių viso drum and basso, ne, tu turi susirinkti selektą, tu turi pasiruošti, tu turi sugroti, turi pasirepetuoti ir tada jau grinai žmonėm ją atlikinėjai ir kai tu atlikinėjai, tu vis tiek turi klausyti publiko, žiūrėti, stebėti, taip, ne. Tai kas tau buvo asmeniškai kaip po iššūkis, ar tai buvo techninis kažkoks dalykas, ar tai buvo grinai selektos pasirinkimas, ar kas? Tai pats pirmas iššūkis tai selektos pasirinkimas, nes labai daug heito gavau dėl to, kad Jump pagroju. Oh shit. Bet, visiems savo, žinai, kaip sakoma. Tai pats pirmas šitas buvo iššūkis. Toliau gal koks techninis toks buvo, kad, žinai, įsikeli, susitvarkai gabalus, MP3, vavai, viskas gerai. Bet ne visus vavus nuskaito. Ja. Tu nori, žinai, kad šitas gabalas jau tikrai jau ištaškyšia publiką, visi pas jūs ir tu paspaudi error. Bet čia anksčiau būdavo, tai čia su 900 specifiškai, tai labai visą laiką taip pasirinko. Čia yra su pionieriais. Jeigu tu perki, man atrodo, iš Bandcamp'o, būna kai kuriuose gabaluose, jie turi tą surround sound'o kažkokį tagą. Ir jisai, visiškai tas pati failo struktūra, tik yra tas tagas. Ir jeigu Recordbox'as atidaro, pamato to tagą pionierius, viskas, eroras. Man atrodo, dabar 3000 turėtų skaityti. Ne? Vis tiek? Arba aš kažką man neteko susidurti, aš negaliu. Man tai vieną kartą gal buvo, kai aš nežinau, iš 20 miksų vieną kartą buvo, kai vienas gabalas taip užsikabina. Bet tai tipo, fuck it, skip, let's go. Kai daug turi pasiruošęs, tai taip. Tai jo. Šiaip flakus dabar girdėjau skaitą. Flakus, ja. Dar vienas iš iššūkių, tai kai pradėjau savo kitą ampluą, Denisas, dabar jau Densa, mes ten darėm tokį Kaune renginių seriją, Meta vadinasi. Ir čia man naujas ampluą, nauja muzika, reikia dar susirasti daug gabalų ir taip, žinai, groju DJ setą ir matau, kad jau ten tik 10 gabalų reikia, žinai, jau dar ten 5 gal ar 10 minučių grot. Tai biškai buvo panikos, bet užteko. Dar pabaigiau su 2 gabalais. 10 gabalų, kiek laiko grojai? Valandą, ne, aš turėjau daugiau negu 10, bet liko tik 10. Aš išgroju, matai, mano technika yra tai, kad aš stengiuosi daugiau gabalų groti, juos miksuoti, o ne po vieną leisti. Sveikas. Tai, žinai, yra kiti, kas labiau selektina, ten paspaudžia play ir išgroja ir tada ten per duobę perina. O yra kiti, kurie miksuoja, ten vieną ant kito lipdo. Double, triple dropai, tai čia vėlgi jo, priklauso nuo patirties paties didžiaus. Tai buvo. Tai tu kiek double dropinį, triple dropinį, quadra? Yra ir quadra chopą. Let's go. 4 dekai ir chopinį dar. Tai ką, aš prisimenu, mes šitam 404 buvom, klausiau tavęs. Prisimeni, kur buvo vizulkės su kažkokia reklama, kas ten buvo. Ten kažką eina raudonas spalva, ir po to YouTube adus. Investuokite, ten prisimkite paskolą. 2 ekraniukai iš 9 neveikia, garažai. Jo, tai aš po to norėjau savo vizulkės paleisti, bet jos, matyt, buvo per sudėtingos tam kompui. Ir aš paleidau jas ir po 30 sekundžių tiesiog užfryzino kompas ir po to visą likusį vakarą nebeleido vizulkių. Nes sukrešino kompas. By the way, kalbant apie 404, mes čia klubas yra, by the way, kalbant apie 404, aš prisimenu, tu man gimtadienio progą esi padovanojęs tipo audio buvo? Taip, audio flešiukas. Aš tas prašiau, kad man atsiųstum digital, dar vis negavau. Man atrodo, siunčiau, kažką tu čia jau... Gerai? Atsiųsiu. Jeigu neturi, tai atsiųsiu. Būtų labai cool. Bet ant kiek atsidavęs yra, kad jis man norėjo savo flešiuką atiduoti, pirktinį tą flešiuką, jis norėjo tiesiog man padovanoti. Dude, tai ten vienas gigas, atsiprašau, bet USB 2 ir 1 gigas. Still, come on, tai autentika, žinai, ta prasme, pats atlikėjas viskai rašo. Tai super cool tuo aspektu. Čia aš biškai žiūriu, bet nepykit taip pat. Čia šitas. Pirmas raidas, jo, tai didžiausias, pavyzdžiui, įkvėpimas, ne, drum and bass'e, tai, aišku, suprantama, kad tai yra headexas, bet vis tiek tu... Dabar tai jau nebe. Jo, ta prasme, tu vis tiek patobulėjai, tavo tas visas braižas išryškėjo ir visas ta kelionė, žinai, patobulėjo ir tu šiaip daugiau kokybės atsirado, viską, tai dabar kas šiom dienom yra tavo įkvėpimas, tas, kad palaiko dramą grot? Tai gera muzika, kas palaiko. Dabar šiaip iš tiesų tai buvo labai didelė pauzė padaręs nuo drum and bass'o. Kažkaip atrodo... Tai gal nesigirdės čia. Žodžiu, kažkaip atrodo pastaruoju metu gal drum and bass'as išpopuliarėjęs pasaulyje, gal ne Lietuvoje, bet pasaulyje. Ir yra daug naujų producerių. Ir labai yra daug kas tiesiog... Darom taip. Ir yra labai daug kas kelia tuos gabalus vardan to, kad kelt. Žinai, taip, aš sukūriau, įkelsiu, žinai, ne tai, kad išdirba iki galo ir tu eini kapstytis, ieškai gabalų ir beveik kiek, toks pats, viens...
Jo, tai čia live streamas pasimėgau šitais grikšnais, tai o paustą iškirpsim. Jo, tiksliai, šiaip. Trumpa reklama. Gali užprašyti, kad vienas bulvių padarytų. Tai žodžiu, apie ką aš kalbėjau, tai kad labai daug gabalų yra leidžia, dabar žmonės kepa vieną po kito ir neišdirba iki galo ir, žinai, labai panašus. Bet tai klausimas, čia aišku, tipo, kai surfinė ir ieškai, pavyzdžiui, selektų savo, bet aš, vis tiek yra atlikėjai, kurie jau taip rafinuoja savo visą garsą, kad, ta prasme, pavyzdžiui, dabar Amoso naujausi releasai yra absoliučiai daug, tipo. Jo, spėjo Artūras parodyti. Kur perspėjau viską ir ten tikrai, kokybės yra visiškai. Tai va, bet tu, žinai, negali apsiriboti su tais keliais atlikėjais, nes tada, tarkim, man patinka, kas QZB, Sleepnetas, Caracal Project, žinai, tokie. Aišku. Jeigu yra per Vision Radio, tai viskas, žinai, zavys. Tarp kita ko, mano gabalas Vision Radio skambėjo kažkada. Taip, labai, man tai buvo crazy pamatyti, kad tai vyko. Ir kas tam dar, kieno remixas? Skrimarsai remixino. Skrimarsai, dar tuo labiau blemba. Jis dabar taip varo, tai šaurau Skrimars. Realiai pats vienas iš mano tų pirmųjų gabalų, kur aš jau perėjau, žinai, tą deepo pusę. Tai va, tai jeigu tu apsiribosi su tais keliais atlikėjais, tai tu gali jų visą setą ir išgrosi. Nu, tai gali tada YouTube atsidaryti QZB setą, žinai. Tai aš tengiuosi ieškoti, paduoti žmonėm kažką naujo, bet reikia kažko undergroundinį, žinai, kad susipažintų, pašazamintų. Tai... Jo, tai dėl to buvau padaręs pertrauką. Flexas yra krūtesnis, kai tai pašazaminai ir neranda. Tai reiškia, kad groji dubus, kas yra irgi arba tiesiog labai undergroundinis. Šazamas, taigi visko jau nerasi. Nu jo, tikrai taip. Jeigu iš įkvėpimo pusės, tai jo, labai mėgstu pasiklausyti setų tų didžėjų, kurie man patinka. Atsiuntai, man dabar recently QZB dar nepačiakinau, bet pačiakinsiu. Jo, ten iš Horo, man atrodo, ne? Jo. Žiauriai geras setas, toksai labai techniškas. Žiauri, man labai dabar pastaruoju metu toks techniškas. Fun factas, aš su Benu turėjau pamoką kažkada. Rimtai? Jo, aš taigi, čia apie tave žinok, bet aš produsinių ir didžėjų, tai tekė yra su Benu iš QZB, vienas iš komandos narių, teko su jo pamoką daryti, tai visiškai chill žmogus, nesupranti, kaip tokie leidai žmonės gali padaryti tokį top-notch quality, žiauriai cool, tai faina labai pasimokyti ir supras, kaip veikia ir vyksta dalykai. Podcastas dar net neįpusėjo, mes jau su klausimais. Tai tu improvizuok, čia kažką, žinai. Jo. Tai vat klausimas dabar aparto. Klausimas iš publikos. Klausimas tada yra vis tiek, kiekvienas mes didžėjus ar produsas, kiekvienas turim tą vat vizitinę kortelę, tas vat braižas, nuo ko mes atpažįstame. Vis tiek tu labiau esi turbūt atpažįstamas nuo dubstepo reikalų, ar ne? Nu ne, jeigu jau matai mank, tai jau žinai, kad drum and bassas. Nes anksčiau buvo jo dubstepas, bet jau čia praeitis, jau žmonės žino. Labai retas, kas ateina, sako, pliamo tikėjus dubstepo. Ne. Tai šiandien, pavyzdžiui, ko galima iš tavęs tikėtis, nes paskutinį kartą, kai tavęs klausiau, tai buvo toks labai tipo old schoolinis, kind of tipo... Neatsimenu, ką paskutinį kartą buvo grojau. old schoolas, tipo su moderniu prieskoniu. Nu, aš stengiuosi... 404 buvo. Ai, čia jau senai buvo. Jo, aš stengiuosi... Čia mano draugas, bet ne didžėjus. Tai, ką žinau, stengiuosi nestatyti savęs į rėmus, kad kažkokį signature turėjo. Vis tiek, žinai, randi kažko naujo, skonis keičiasi viską. Gal jeigu būčiau produceris, žinai, tai tada jo reiktų statytis. Bet ir tai, produceriai, mano mėgstamiausi, jie groja ir kuria muziką tikrai labai įvairią. Tai, žinai, gali galvoti, išleido gabalą, čia žiauriai trankys ir atsidarai, o ten, žinai, ne house'as groja, kažkas tokio. Bet jeigu iš drum and basso pusės, ką labiau galima iš manęs tikėtis, nu tai, kaip sakau, man labai patinka toksai techniškas drum and bassas, tik jo ganėtinai sunku rasti daug gero, kad visą setą iš jo išgrot, tai tada biškai ir undergroundinio deepo garsų. Šiaip tai mėgstu tokius labai crazy neuro garsus, tokius, kur atrodo, kad užstrigo printeris. Bet tokie heavy ass tipo, kaip kurint Heavy. Tautvydas žino, girdėjo mano setą kažkada. Okay. Dar dabar įstrigo, labai gerą komplimentą davė, kad sako, giliai kapstai. Tai vat... Bet čia priklauso nuo to, kelintą valandą groja ir kurioje vietoje. Dabar tai tikrai nekaposiu tokia čia heavy, nes čia žmonės per 100 metrų atstumą eis. Tai, jo, tai
Tokį rūgštesnį biškį, technical. Tamsesnį, sunkesnį, ne? Jo, tikrai tamsesnį Okay. ir sunkesnį. Bet būna ir tokių, žinai, Nesistebi, nes Sa- jeigu kelionė Sunbike prasideda Belgijai ir Rampage, tai, nu, obviously, kad sunku, nes ten ta sunkesnė kartelė, tai tokia, nu, labai labai skoningai. Rampage šiaip pasižymi, kad kas sunkus neuro tokie dalykai, tai jie labai yra top quality ir mes tarp producijų netgi šnekam kartais, kad būna taip paper quality, kai viskas taip švaru, kad, nu, kaip čia aš dabar sakau recently, kad, nu, tu nežinai, kokius skalbimo meltelius tie producijai naudoja, bet jų gabalai yra clean as fuck, tai prasme, what the hell, visiškai. kartais atrodo net reikėtų to cruncho uždėti. Klausimas iš publikos. Pirmas klausimas, kiek metų įvardinti klausai drum and basso? Antras klausimas susijęs su tuo. Ar pastebėjai tendencijų kažkokių bangų, madų per tą laiką, kokios išėjo, atėjo ir kurios tau patiko, arba kokia dabar yra patinkanti? Pakarto klausimą įkrauta, nes gali. Pasakyk dar kartą, nes... Publikos žmogus klausė, Tautvydas, kiek laiko klausau, nu, neskaitant grojimo, taip. Ir tada kitas klausimas buvo, ar pastebėjau kažkokių tendencijų ir kurios man patiko. Taip. Tai realiai tas klausimas ir prasidėjo, Hedixas, 2018 metai ir viskas. Gal aš ten paklausydavau kažkokį ten, žinai, Goldas ar dar kažką ten jų tų klasikų, bet aš labai ten nesigilinau, tą drum and bassą ten. Tai jeigu gerai skamba, tai ir skamba, kas čia per dubstepas, žinai. Jo. Jo, gal, tai va. O dėl tendencijų, tai jo, man yra viena tendencija, kur žiauriai nemėgstu, tai yra rolleriai. Rollerį. Ir viskas. Ir visas gabalas tas O tai pats. čia ne fogai? Čia foghornai, ne? Foghornas, rolleriai, tas pats. Foghornai, rolleriai, jo, tai tas tipo Belgium jump. Ir jump upas dabar jau kažkaip keista, bet Jo, nepatinka, okay, dėl to aš okay. ir perėjau, nes jis man toks Tai nuobodus dabar kas pasidarė. frog bassai tipo visi? Jo. Jo. Bet kartais, labai retais atvejais yra, nu, kokių gabalų, kur jau crazy ir Bet tada ir tai paleidžia. būna, bet ir tai būna tipo visas gabalas ir tik tai vienas segmentukas tipo tu toksai op ir tada vėl pasikeičia ir tai jo, kai būna užkabina tas vienas segmentukas, tai. Tai va, o viena tendencija, kur labai patiko, tai tas 4x4 bito įdėjimas. Aha. Footworkas, Footworkas, ne? Ne footworkas, o kur taip, grinai kaip technuškės, tie kikai, dum, žinai, kala. Nes footworkas tai džangos, tai tas technuškės kalimas, toksai, jisai labai atrodo įneša variacijos į dance floorą, nes mano nuomonė žmonės ateina patūsinti, retas kas ateina paklausyti žanro vieno. Dažniau ateina žmonės paklausyti, pašokti, Jo. paklausyti geros muzikos. Jo, true. Tai va tas, va, kad Ir kai įnešimas labai spalvų daug priduoda setui. Ir dabar netgi klausiau tą The Caracol Project. Aha. Ir kas ten buvo. Skylarkas. Blemba, užkrito per UKF. Bunžin. Prieš UKF, UKF įkeltą prieš 5 mėnesius 3 iš tų grojančių. Ir, žodžiu, groja drum and basso setą, bet ir įmaišė ir technuškės, ir garažo, ir visko. Ir jie taip tą energiją gerai išvaldė, kad, nu... Kas čia dabar buvo prieš 5 mėnesius? Taip visiškai išėjo. Kas, Mephiusas? Aš galiu pasižiūrėti, jeigu tu nori kažką išsiaiškinsiu, visai nesenai čia žiūrėjau. Tai, bet kaip tas iš Noizijos, kur dabar... Tais? Slipnetas? Slipnetas. Ringnordas, ne? Slipnetas, Caracol Project ir dar vienas buvo iš jų dabar. Tai Ringnordas, ne? Ringnord tai čia yra tipo kalabas Slipnetų su... Aš nežinau, ar su kuo tenais tokia? Ringnordas groja. Su kuo Ringnordas yra? Form... Kažkuo jo. Jo, iš F raidės. Formal or something? Former. Nu, Former, jo. Former ir Slipnetas. Jo, tai žodžiu, Daug iš tikrųjų projektas. jie groja ir man labai patiko, kad tu visokių žanrų įnešė įvairių, ne vien drum and bassas ir labai puikiai tą energiją išlaviravo. Ir aišku, jaučiu net ir žmonėm, jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai drum and basso publika jau biški vyresnė, mano pastebėjimas virš 30 visi. Nu, tai jau visą laiką nekaposi ten drum and basso, reikia biški duoti atsikvėpti, jau net tie plaučiai, žinai, True. net tie raumenys. Bet tendencija yra dabar jaunimas, tai labai lenda į lauką, bet aš pastebėjau, kad labai tokio kaip po pure undergroundo vis mažėja. Labiau mėgsta žmonės groti dabar, tie nauji didžiai, jauni didžiai mėgsta groti dance floorą, tokį EDM drum and bassą. Tai čia kaip pradėti, taip ir būna, tipo, jūs kaip pradėjote, jau, nu, visi ties vyresni didžiai. Mes kaip pradėjom, seniukai, mes daužėm Noiziją. Nu, Noizija, taigi buvo populiaru, viskas ant bangos. True. Nu, tai teoriškai beveik kaip dance flooras, tiesiog, kad, nu, tai nebuvo
taip populiaru kaip dabar drum and bassas, nes jis dabar yra visiškai ant bangos. Jo, bet aš turiu menį, vis tiek yra tipo žanras drum and bass, o subžanrai yra įvairiausia, ne? Tai tas vat grinai pop drum and bassas, EDM drum and bassas, tai vis tiek, gali tavo kelionė prasidėti nuo kažko, bet vis tiek bus tas braižas, bus tas tavo vizitinė, vat, nuo ko tu, nu, ką tu specifiškai groji. Tai tiesiog pastebėjimas toksai, nu, yra žmonių, kurie tiesa, tikrai, bet čia žinai yra nuo žmogaus skonių palėtis labai priklauso. Tu nevalgysi pelėsinio sūrio, neparagavęs paprasto sūrio. Reikia pradėti nuo kažko. Po to jau kai paragauji, sakai, o gerai. Sakai, nevalgysi pelėsinio sūrio, neparagavęs pelėsio, tipo. Galima ir taip sakyti, žinai, tipo iš karto į undergroundą šokį. Tai va, manau, kad aš džiaugiuosi, kad iš vis dabar yra tai, nes žmonės susipažįsta su to. Pavyzdžiui, mano sužadėtinės 2 broliai jaunesnėji, dabar jiem apie 22 metus. Nu, jie klauso to, žinai, irgi dancefloorinio drum and basso, ten tą Fred Again dar pasiklauso, žinai, bet tai jiem supažįsta su scena, žinai, jie žino, kas tai yra, nebus taip, kad, žinai, kaip su dubstepu dabar, bent jau anksčiau tai būdavo pasakai dubstepas, tai čia Skrillexas. Aha. Nu, tai ne, tikrai ne. Tikrai ne. Tai va, netgi aš, žinai, aš kaip jau save skaitau gal kokios 4 ar 5 kartos jau to reiverių iš Lietuvos, mano nuomonė, kad dubstepo pradininkas buvo Screamas, bet aš pakalbėjau su vyresniais, bet tam pasirodo dar kiti atlikėjai, kurie jau tą skambesį turėjo. Dar toliau, žinok, yra. Tai va, nu, tai reikia kažkaip susipažinti ir po to jau galima pabiškį parodyti tą undergroundą. Rekordina? Gerai. Tai... Čia nesigirdės, kai mes šepsime mikrofoną. Ne, neturėtų. Tai dabar jeigu sakykim, imkim vis tiek, vat, dabar kalbam apie jaunimą, ne, vat, mes čia kaip dėdai kokie, ne, bet šiaip vis tiek dramės sukomės ne metus ir ne 2, jau po 10-metį. Tai sakyčiau, vis tiek klausimas yra tam jaunimui, ką tu parekomenduotum, koks būtų, jeigu, pavyzdžiui, sakykim, pradeda dabar, ne, nuo ko sakytum, kas galėtų būti jų pradžia ir... Nuo ko pradėti klausyti drum and basso? Ar kaip? Grot labiau gal. Ai, grot. Nes tu gi atlikėjas. Aš sakyčiau, grot tai, kas tau patinka. Jeigu tu nori grot, kad prasimušt ir uždirbti pinigų, tai tau grojimo neužteks, tada pradėti reikia producinti. Arba groti tai, kad nori žmonės eiti vestuvės ir panašiai. Bet jeigu tu nori hobio, kad susipažinti su nuostabiais žmonėm, pabendrauti tokiam temam ir pasišokti ir paklausyti geros muzikos. Nu, tai, pasidalinti dar gerą muziką. Ir pasidalinti svarbiausia. Tai pradėk groti nuo to, kas tau patinka ir dar pasižiūrėk, kas patinka žmonėm. Nu, tipo, gali net ir tą dancefloorą pasižiūrėti, žinai, ir bandyk rasti tą mediumą, žinai, jeigu tau patinka kažkas labai jau ten ekstremalaus undergroundinio, galėtų tai pagroti, bet negali visą setą to išgroti. Reikia išgroti iški ir tą lengvesnio, kad būtų žmonėms su visom palėtėm, kad patiktų. Nu. Irgi priklauso, kur groja ir kurią valandą. Taip, ir dar kas yra, nu, tai eiti į eventus, žiūrėti, ką groja kiti ir kas patinka žmonėms. Tipo, gali nueiti į kažkokį renginį, kur drum and bassas vyksta ir bus 2 skirtingi didžėjai ir bus visiškai skirtinga publika prie setus. Tai vat, toks labai paprastas patarimas. Grot, kas patinka su šiek tiek publikai padėti, kas patinka. Klausimas iš publikos. Taip, Tautvydai. Kur dabar, sakytum, yra drum and bassas Lietuvoje? Prasme, scenui populiarumu. Jo, čia klausia. Kaip tu pasiūlytum judėti toliau drum and bassui? Ko jam trūksta? Nes aš žinau, ką tu atsakysi. Kaip galvoji, kur drum and bassų dabar pozicija yra ir ką tu rekomenduotum? Šiaip tai, jeigu taip žiūrint subjektyviai, tai labai sunku kažką pasakyti, nes taip jau, kad grinai įsimaišius į drum and basso sceną, aš esu gal tik kokius 4 ar 5 metus, žinai, nedaugiau tikrai. Tai labai sunku pasakyti. Mano nuomonė, tai nėra labai per tos pastaruosius 5 metus pasikeitę. Gal šiek... Kas? Žinau, aš tai negirdžiu. Nesigirdė, ne? Yeah. Per pastaruosius metus nėra labai pasikeitę, nu, ten tų renginių kiek buvo visai, kad ten 4 renginiai per metus. Aš manau, kad gali biškai pagarsinti audio. Gal netgi dabar daugiau, mano nuomonė, negu anksčiau. Jo. Gal tik tais tiek, kad tie renginiai dabar dažniausiai būna jau pamaišytų žanrų. Tai vat, manau, mano patarimas,
mano nuomonė, tai tą reikėtų daryti. Maišyti žanrus. Nedaryti vien drum and bassą, jeigu darai vien drum and bassą, daryti antrą sceną. Bet argi, mes tokių kaip ir praktiškai nelabai ir turim daug drum and basso eventų. Aš tai žinau, kad, pavyzdžiui, yra komandos padinės, nesakykime, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, taip, kurie daro grinai dramo eventus. Čia mes Vilniui ką turim, kas dramą tik daro? Substance komanda, Green Hillas. Tai dar Vilniui Tomo komanda daro. Full Flavor? Jo, Full Flavor. Ir dar tokį, kaip ten, jis irgi tas kitas Tomas, man atrodo, ne? Kur Jam Papa groja, ne Tomas vardas jo. Tom Baunas. Tom Baunas, tai jo irgi Selekta eventai, jo. Jie gal nedaro taip dažnai, bet vis tiek padaro. Tai čia, žinai, jo, bet grinai drum and basso eventos. Grinai iš drum and basso eventų, aš kadangi nesu taip labai ilgai įsivėlęs šitą sceną, skaičiu, kad pagerėjo, nes ir buvo ir Hospitality, ir buvo šitą, kas... Tai ir kas? Metalheads. Vincentas buvo tožiavęs? Kamo Krukė buvo, jo. Tai aš manau, kad čia tikrai geriau negu buvo prieš tai. Jo, tiesa. Tai gal ir yra to pesimizmo iš tų, žinai, vyresnių žmonių, kurie jau ilgai šitame dalyke, nes jie žino, kaip tai buvo anksčiau Lietuvoje. Jo. Bet iš mano perspektyvos tai yra augantis dalykas. Tikrai taip, pritariu. Tai kaip su šitą mintim ir į Flying Bites taip pat. Į mini eventų seriją kol kas lenda, bet po to mes ateitį turėsim kažką ir didesnio, tai žiūrėsim. Kalbant apie drum and bassą in general, sakykime, ne? Man nesivėlė visiškai mintis, aš nežinau ką pasakyti. Valgai skaniai. Kaip tavo nuomonė drum and basso šitą sceną atrodo? Pritari mano nuomonė? Jo. Kad auga. Jo. Kokia tavo būtų nuomonė, ką reikia daryti? Aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, pavyzdžiui, noriu pasidalinti, aš labai džiaugiuosi Klaipėdos kebra. Port Soundas, Šmikis Oversize'as ir Mountain Dimmerk, jie labai smarkiai irgi juda. Recently turėjo svečių iš Latvijos. Tai šiaip labai faina matyti, kad mes pastaruoju metu plešiam biškį akiratį, negrojam tiesiog. Lietuviai groja lietuvišką eventą ir tik lietuviški didžiai ir tipo viskas local, taip? Yeah. Kad mes pabiškeliuką plečiamės, kad yra ir iš užsienio reikalų. Nu tai jos, Substance irgi iš užsienio. Taip, labai faina. Aš gal tik 6 buvo Substance eventuose, bet beveik visuose užsieniečiai buvo. Tai žinai, jo. Tai gal vienam nebuvo. Nes vasariška, žinai, galima biškai paprastesnį padaryti. Nu, toks tipo, ir to yra nu, ja, startas dubstepų, tada biškai greitėjom ir sprokštum su jau tipo neurobomba. Kas dažniausiai būna, aš labai džiaugiuosi, kad Substance eventuose mes gaunam su Tautviu, Melancholu, padaužyti back to backą ir tiesiog crazy šipstogą. Labai fainai. Nu, ja, man irgi smagu, kad pakeičia Mindaugai. Tai shoutout Mindaugai, big up, tikrai nesustok, judam su šitais eventukais. Ir Danikai shoutout? Danikų shoutoutas. Tai va. Tai turi slapyvardžius. Quad Grindas, Lucky Cloveris. Yes. Tiksliai, mesgi čia insideriai, gal, žinai, žmonės nežino, kas yra kas. Nors, pavyzdžiui, mano sužadėtinė tai žino pagal vardus, ne pagal steidžinėjimus. Nu, tai. Tai va. Jai priklauso. Taip, jinai jau yra pririšta irgi prie šitos scenos. Labas, Juste. Linkėjimai, big up. Tai va. Kadangi dabar Juste turbūt įsijungia, žinai, video tada perėjo turbūt iš TikTok'o scrollinimo į... mane paminėjo. Tai pasakyk, didžiausia gėda stage, kurią matėjai. Va, kaip tai didžiausia failą. Didžiausias failas, kokį esi turėjęs. Čia aš suprantu, kad nuimkim šitą, kad netyčia paspaudė ne tą deką. Ir sustabdai muzoną. Arba ne ten palaudinį gabalą irgi, tipo. Galima nesakyti. Sakyk, nu taigi įdomu, taigi ką aš žinau. Žodžiu, buvo toksai klubelis Kaune, kur aš ten bandžiau padėti jiems įsirengti. Ten tokia Goda darė renginius įvairius. Ir drum and bassas, ir technuškė, ir visko buvo. Čia Tautvi tau. Ir mes darėm tokią renginių seriją Laužas, vadinasi. Nu, nes laužyti ritmai, žinai. Tai, Laužas? Laužas, ja. Tai drum and bassas, ženklas ten ir buvo, kaip tik užkrito mano stage name'as, kur tokį žoską tamsų groja. Kas, Kaunietis? Tekstepa Vilnietis. Vilnietis. Su barzdėlė. Katoteka, ne? Ne. Tekstepa, tokį dženglą, kaip žiauri tamsų. Iš kurios komandos? Į kurią pusę bent jau?
Gal su DSS-ais jisai? Su kuo? Su DSS-ais gal? Vai, tai čia. Koks Ženė bus ar kažkas, nežinau. Šamanas? Žodžiu, neatsimenu jo nieko, bet jisai žino, jeigu klauso, tai žino, apie ką kalbu. Ir žodžiu, jisai groja plokštelėm, norėjo groti plokštelėm, atsivežė ir aš irgi grojau ten tokį tamsą kapoklę ir sako, davai plokštelę užleisk, aš ten digital full on. Nu gerai, sako, vieną plokštelę. Ir aš ten paleidau ir darau perėjimą, žinai, visai smūd, nesiduobė perėjimą dariau, nu, aš ten su vinilais nelabai groju. Ir kažkaip jau prasidėjo dropas, baisiai lėtas ir aš taip žiūriu ir net ne tas kaip tempo uždėtas, tipo 33, o reikia Ai, kad 5. kaip vinilas sukasi, ne? Bet čia dar ne viskas, aš galvoju, reikia išsivartyti, žinai, ir tipo noriu wheelą padaryti, atsukti atgal ir sukau ir adatą numečiau ir ten. Aš dar dabar naktimis kartais atsibundu dėl šitą prisiminęs. Eina savo. Čia, nežinau, ar manoma didesnės gėdos pasidaryti. Viskas bus gerai. Dabar tavo eilė. Kaip sako, overcoming savo fear, taip pat tau reikia dar kartą plokštelę pasukti ir padaryti jau normaliai, kad būtų dėva. No, thank you. Šiaip yra tekę su plokštelėm groti, ar ne? Ne. Taip, pas Babilaną grojau per Pro Player, bet ten Seratas nesiskaito. Paleidus sukti ir su mygtukais. Nu, dėva, teoriškai, bet nepraktiškai. Jo, neturiu patefoną, nelabai turiu pas ką pasipraktikuoti, bet ir nematau tam reikalo, nes, nu, aišku, yra dabo, kur ten negausi digital versijos. Tai šitas yra minusas, bet aš nelabai ir tų dabų siunčiuosi su plokštelėm. Nu, tai čia vėlgi, čia drum and bass. Negroju ir nesisiunčiu. Drum and bass nebranda. Gal kažkada ateityje labiau tau norės to, žinai, biški, kaip čia, organinio soundo labiau ir gal vis tik sugalvosi, biški prisilies prie vinilų, niekas nežino, ne? Nu, taip, gali būti. Gali būti, nu šiaip tas senesnis, kur plokštelėse drum and bassas, ilgesni gabalai, ten nereikia net ir tiek daug darbo įdėti miksuojant, nes ten yra daugiau kontento, kur čia dabar aš kai groju, nu, tai ten double dropai arba pastoji svečinį, nes ta gabalai eina 2 dropai, jie būtų praktiškai identiški, ten vos būgnai pasikeičia. Nu, tai tipo, tau reikia dirbti, jau su vinilais to nepadarysi, tu turi tam pastoviai bitmečinti, pastoviai dropus keisti, switchinti, loopinti. Aš jau tada žiūriu į tai, nu gerai, už drum and bassą. Šį šaltą daros, logėdai. Nieko sušildysiu su setu. Vandenuką gerai. Tai žodžiu, taip. Nu tai aš į grojimą žiūriu, nėra tiesiog paleidi gabalą kaip selektorius ir viskas. Aš žiūriu į gabalus kaip nežinau, kaip blokus, kaip Lego. Lipdai vieną ant kito, žinai, uždedi vieną, uždedi kitą, tada nuėmi kitą ir tai iš to gaunas kažkoks meno kūrinys. Aišku, yra tų gabalų tikrai, kur išdirbtų, kur gali nuo pradžio iki galo paleisti, net ir dabar modernių. Bet Taip, kalbant apie blokus, vados, ne, paminėjai. Tai tu minėjai, kad vis tiek pradžiai tavo visos kelionės, tu su FL Studio sėdėjai ir bandėjai tuos miksus kažkaip klijuoti daryti iš producinės pusės. Ar turi kažkokią norą, gal kokią idėją yra kažkaip tau užproducinti? Neturiu aš tokio nei laiko, nei attention spano. Gal matyt nėra pakankamo drivo tam, žinai, kad galėčiau producinti, nes esu bandęs. Man gal buvo 15 metų, esu ten kažkokį house gabalą įdėjęs, kur skamba kaip įsijungi bass boostintą gabalą per YouTube, bet dar kartą į bass boostinį. Tai ten tiesiog toksai, nu. Tas senovinės kolonės, kur... Kažkas iš to. Esu ir drum and basso vieną gabalą ten bandęs lipdyti, bet, nu, sudėliojau dropą ir... Tai, žodžiu, kad noro nėra, ne? Gal kada nors gyvenime, bet dabar tam laiko nėra, yra kitų prioritetų, žinai. Pradžioje namus reikia pasistatyti. O po to, jeigu ką kreipsiuosi, tai pamokysi. Let's go, be jokių problemų. Arba Benui paskambinsim. O, lietus užklupo. Tai dabar klausim tavęs to sunkiausio, ne? Kas buvo iš tos sunkesnės pusės, ne? Koks buvo failas ant stage'o. Gal prisimeni kokią nors situaciją, kas tau daug emocijų gerų sukėlė. Sakykim taip. Like, close the door, please. The techniques and everything. Biški lietus užklupo. Gelbėjomės. Tai va, kas gerų emocijų sukėlė? Man labai patinka kartais nueini į tokius renginius, kur būna mažiau išsprominti, žinai. Arba kažkas netitaiko selekciją, ar ten galbūt neteisingo laiku pastato tam tikrą didžėjų ir ateini dance floras tuščiai, žinai. Ir tada atsistoji groti ir dance floras 5 žmonės, 10, 15 ir pasibaigia jau beveik pilnu dance florą arba pilnu.
Tai vad man labiausiai va šitas patinka, kai užkuri tą. Dance floorą užkuri publiką, reiškia jau tikrai žinai, ką darai. Čia vyksta Lamborghini show dabar. Nu čia kasdieną pravažiuoja. Čia iš darbo turbūt. Tai va. Arba dar vienas, kas labai man patinka, tai jeigu groji back to back su žmogum, kuris jau žino, ką daro. Okay. Ir ten jau pradedi jau freestylinti irgi meną daryti, lipdyti ten Mes šopai, dropai. neturėjom niekada back to back, kur turėjom. Ne, mes galimai turėjom, tai buvo per Kvadrano gimtadienį, bet ten buvo labai daug alaus turbūt. Nebuvo manęs. Nei vienam gimtadienį nebuvo? Aš buvau, bet aš man atrodo anksti išėjau. Aš negrojau, tai jau labai daug alaus išgeręs buvai tada. Jo, taip žinok, iš tikrųjų. Ten tada aš prisimenu, mums ten keliems vakaras iš karto pasibaigė. Bet jo, pikapindė labai gerai gimtadienį. Yra, aišku, buvo vienas kartas toksai, kai irgi ganėtinai daug išgeri ir tada jau reikia eiti prie pulto ir viskas sukas ir tu jauti, kad ne tas... Ne, šitas bet taip galima daryti, jeigu groji ten 5-6 valandą ir visi tokia stadijai. Tai tada ir, bet žinai, nėra, kad taip galima, negalima. Aš kaip barmenu dirbau, man sakė, tu turi būti tokios pačios stadijos kaip tavo klientai, kad tu suvaibintum su jais, žinai. Okay. Tai gal iš didžiaus pusės irgi gali nuo to pačiu vadovautis. Okay. Jeigu tu turi kontrolę, aišku, žinai, jeigu jau ten nepagroji, tai viskas. Viso gero. Asmeniškai aš tai visą laiką, jeigu reikia groti, tai visą laiką blaivus groji, atgroji, reprezentatyviai. Tai aš po to kartą jau irgi atsileidai ir klausai draugų. Tai va, o šiaip dar labai patinka, kai ateina draugų didžėjų ir pamato, kokius tu ten transitionus padarai, ar kokį gerą ten double drop ar kažką ir... Va, liuksai, fakai, dar kažką, žinai, gunfingeriai. Pamiršau uždėti pertrauką. Pirmas podcastas, daug labai visko. Tai live streamą, tai galėjom matą atsisukti save ir būtų dar toksai, žinai. Fix it in post. Live streamas be garso. Ne, gal tu gali nuvaryti, OBS įjungti ir paspausti tipo. Ten bus scenes ir reikia paspausti, kad išjungtų tipo pertrauką, vyksta podcastas. Jo, ir gali ištraukti mums tą nuotrauką, kur Meška didžėjauja. Kaip ir Joe Rogan. DJ Medved. DJ Medved. Yra scenes, matai? Tai tiesiog akytė įjung. Ne, va šičia, va, akytė įjung, kur yra podcastas, va, ačiū. Pažiūrim, ką sako, gal kokių yra atsiliepimų iš... Va, įsijungia, ne? Daug kas klauso. Žiūrim. Užstrigo. Gerai, nieko tokio. Tai kad tas jau podcastas beveik baigėsi, manau. Jo. Apie mes tai šito tiesiogiai nedarom, ne? Ne. Ai, nes Justė man parašė, klausė, ar bus podcastas. Aš galvoju, kad live. Bus, bet bus už savaičiukas, ar pasikelsim. Pasidalinsim visur. Nu tai gerai. Lauksim labai tavo misiuko, tai mums dabar kažkada ateityje reikia back to back suvaryti. Nu, tu man sužadėtinė dabar sėdėjo, klausė visą šitą filerį ir galvoja, kada mes kalbėsim. Čia šitas neįsi įrašą? Ne, čia ne live streamas. Čia tiesiog taip įrašom. Tai po pertrauką dabar viskam. Ok. Tai gal tu turi kokių pastebėjimų iš... Vis tiek ačiū tau labai, kad tai vat pasirašai tokiam dalykui. No problem, seni. Anytime for the scene, žinai. Tai iš tavo pusės, kaip tu matai, ar čia juda šitoj barikadų pusė dramas? Kas? Ar šitoj barikadų pusė juda dramas? Galima man be alegorijų čia kažkokių, kaip ten, nu, žodžiu, metaforų, nepoetiškai. Tai nepoetiškai, nu. Tiesiai šviesiai paklausk. Aliuzija, šaltas prakaitas, žinai ką aliuzija? Kas? Kartais klausiau kelis kartus prieš. Neklausiu. Inside joke'as. Gerai. Žyma pasakė, hitinį žymą? Ar žinai, ką yra šaltas prakaitas, aliuzija? Ne, sakyk. Žinai, kas yra Jamesas Brownas? Taip. Jo gabalai yra pagrindiniai gabalai, iš kurių ėmėmi buvo samplai, kurių daromi breakbeatai. Okay. Tiek rapui, tiek drum and bass, tiek džanglui. Ir yra Jameso Browno gabalas, kuris vadinasi Cold Sweat. Ir yra toksai breakas. Cold Sweat vadinasi. Oh shit. Ir šaltas prakaitas. Oh shit. Kodėl nieks neklausė, blemba? Neatėjo į galvą.
Bet dar iki šiol yra šaltas prakaitas, ar ne? Taip, yra Ir dabar įvedami, Mindaugas. Čia Ir kada turi teko? omeny tas jausmas, kai tu ateini jaudinės labai per podcastą, kai tave A. kalbina ir tu šaltas prakaitas muša. Ne, jo, šaltą prakaitą dabar veda Quad Grindas, Ketabinis, ne Ketateka, nes Ketateka groja techno, o Ketabinis dubstepą. Ir Forglitas Džangla groja. Labai prajokina. Ir tai vyksta dabar kiekvieną penktadienį. Taip, dabar vasaros metu yra miksai keliami, bet Jo. rudenį gal bus jau prie gyvų Kiekvieną pokalbių. penktadienį 18.00 Start FM 94,2 Vilniuje arba Pip, 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 startfm.lt. pip, Jau, žinai, atrepetuota. Labai gerai. O tai čia mes iškarpysim šitas pauzes? Tai nežinau. Ar visą kelsim? Reikės dirbti, turbūt visą kelsiu. Tai čia gyvas formatas, čia laid back, tipo. Bet aš tiesiog, aš tiek pasirašiau klausimų, kad aš jau išsibėsdėjau tiesiog. Aš dabar tik 15 minučių ir aš neturiu ką paklausti. Štai iškirpsiu. Nu, publika. Tu vinilų turi? Jo, Irgi kolekcionuoji, groji, kaip prasidėjo, kaip dabar atrodo, koks tavo setupas, kodėl tai darai, neturiu vinilų. neturi vinilų? Turiu 5 vinilus, bet ten nelabai. Aš tiesiog nusipirkau, kad turėtų, žinai, jeigu paklaustų. Kokius? Neatsimenu. Aš jų negroju. Aš neatsimenu. Žinai ką, aš galiu pasakyti, aš turiu didžėjaus tokį prakeiksmą, kuris labai negerai yra kaip didžėjai. Aš neatsimenu vardų, neatsimenu dainų pavadinimų, neatsimenu labelų. Aš galiu pasakyti Screamart, QZB, Caracal Project, Sleepnet, Noise. Viskas. Aš panašiai žinok, aš ne data boy, aš negaliu irgi. Tai Labai va, sudėtinga. bet užtat pasiklausai ir žinai iš karto apie ką gabalas. Arba pamatai paveiksliuką ir jau žinai apie ką gabalas. Išgirsti natą ir tada, ai, taigi čia Taigi čia šitas. šitas. Pip. O. Come on, brother, žinaugi. Nu, tai va, Tai jo. tai aš tikrai nepasakysiu, kokiu vinilu turiu. Bet šiaip ir būna, taip, aš tai, pavyzdžiui, aš pradžiai mano visoje kelionėje irgi tai buvo, aš taip ir pasiruošdavau. Tu Q-pointus susimetė ir tada, nežinai, pavadinimas, ok, bet užsimetė ausinės, čia šitas, ok, ir tada jau gali miksuoti, nes žinai, į ką išeisi. Pas mane yra kitokia struktūra. Jeigu groju su 2 dekais, aš turiu 5 playlistus vienam folderį pagal energijos lygį. Nuo 1 iki 5 ir dar gal kartais prie playlistų pavadinimą kokį parašau. Okay. Kad ten deep, technical, ten neuro. Bet jeigu groju su 3 dekais, tai yra irgi 5 energijos lygiai, bet yra 2 kategorijos. Yra gabalai, kurie gali groti solo ir yra gabalai, kurie gali būti grojami tik tais kaip blokai. Ok, cool. Ir tada jau tu žinai, kad tu, jeigu paleisi, tu šitą gabalą gali leisti tik tais nuo dropo. Ir viskas. Nu, čia yra pasirašymas, manau, Jo, šu. svarbu labai, jeigu nori greitą, galingą setą sugroti. Jeigu vinilais grojant, tai pasiemi dėžę ir varai. Svarbu žinoti, žinai, aišku, apie ką jie. Nu, jūs įgrojate, jau turi žinoti. Turi žinoti. Nu ne, tai irgi gali parusinės paklausyti. Taip, Tautvydai. Šitas klausimas gal jau buvo, bet kai tu pradėjai, tu turbūt padarai porą klaidų, kurias greitai išmokai didžėjime. Va, labai įdomus pastebėjimas dėl klaidų. Jo, tai Teisingai. kokias klaidas tu darai ir kokių siūlytum išvengti? Kokias, aš pabandysiu perfrazuoti. Čia. Perfrazuoti. Kokias, čia labai fainai, aš labai džiaugiuosi, kad yra Tautvis, Saras pagalba, big up. Tai klausimas yra, kokias klaidas esi padaręs kaip didžėjus ir iš karto pasitaisęs. Teisingai, ne? Ne, aš kitaip supratau Tautvydo klausimą, Okay. bet galiu atsakyti jūsų abiejų klausimų. Dėkui. Tai Nu tai, kur jūs pasidarai, kur, pavyzdžiui, kad iškart susitaisyt, tai būna kartais, žinai, groji, jau gabalas į pabaigą atsidarai kitą ir ten tas blogas formatas ir žiūri, kad... jo, okay. Bet tada ateini ir pasiemi iš karto belė kokį žinomą gabalą, gali pasibaigti tas gabalas ir nuo pradžių paleidi tą žinomą gabalą ir visi Okay. iš karto, nu čia įsisuksi, žinai, tipo... Būna Breathe, Matthews remixas. Matthews remixas. Tokio driftas, žinai, tipo, nu, tipo, čia tai neturiu, bet jo. Jo, o ką išmokau, nu tai, tipo, kaip supratau, Tautvydas klausė labiau, kaip pradėjau groti, bendrai kaip aš tipo, pradėjau groti ir groju ir supratau klaidą ir ją kaip išmokau. Jo. Tai vieną dalyką man ir Uoga padėjo suprasti, bet ir reikėjo dar, kad savaime ateitų. Tai kartais reikia neskubėti išvest gabalą, nes būna labai toksai rough, toksai, žinai. Išleidai, žinai, pabiškai. Gali išlūpinti, gali su efektais, bet neskubėti.
reikia kartais duoti gabalam įsigruoti. Dar vienas labai svarbus dalykas, kurį išmokau, tai reikia daryti duobės. Nes anksčiau gapadau be sustojimo, ateina draugai, tu čia žudai mus davai daug pailsėti. O aš galvoju, čia komplimentas. Tai čia vat yra, tu išmoksti su publika, stebi žmonės ir duodi pailsėti, duodi daugiau energijos, tai... Taip, tai jo, pagrindiniai šitie dalykai turbūt buvo. Ir frazės. Miksuoti pagal frazės, o ne tiesiog pagal bitus. Jo. Pagal kynę miksuoju, nes čia labai stato rėmus, mano nuomonė. Nebent jeigu tu turi, žinai, man atrodo, naujausiose 3000-iniuose yra gali, kaip yra bitsinkas, tai gali keysinką padaryti, tą patį raktą uždėti, bet mano nuomonė nėra būtina tų raktų mečint, nes tu tada labai esi Vis tiek turi žiūrėti, vis tiek negerai tai visai sakyti. Naudokis ausim. Turi žiūrėti, jo, klausyt, ar šaina. Jeigu šaina, tai viskas gerai, jeigu nešaina, tai tada no-go. Nes tikrai galima kartais prašauti, jo. Teisingai. Tai va, šiandien publika labai gelbėjo podcastą, matau. Šiuose, jeigu esi matę Šiužinio ir Klajumo podcastą, kai tada eidavo, aš jaučiuosi kaip Jonas, kuris buvo trečias žmogus už kadro. Tiesiog karts nuo karto bairis kelia ir paklausimą tokį. O čia kaip tai istorija. Tai tau reiktų Maiko irgi tada. Žinai, kokį bairį ten iškelti. Kažkada bus. Nu tai va, gal man... Turėsi dėti, kai aš kalbėsiu, uždėti subtitles. Jeigu girdėsis, kažką geina užsukti ir viskas, žinai. Su ambientais visais. Ne, tiesiog. Tau tai taip kad pasireikšk. Tada, kai podcastas išpopuliarės, pradės žmonės apie mane sąmokslo teorijos kurti. Kas tas tau, koks čia tautvydas? Niekas nežino, kas behind the door. Visas socialinės medijas. Facebooką išsitrins, kai niekas nerastų, nes po to... Aš sakiau, jeigu pradėčiau producinti, tai aš producinčiau po kaukę, kad niekas nežinotų, ką čia. Oh shit. Mysterijų. Bet tu supranti, kad kai tu į Spotify įkeli savo gabalą, tu turi savo kreditus panašiai. Ir ten būtinai turi būti. Nebent tu paimi per kitą žmogaus vardą. Kreditus savo? Kai tu registruoji, tarkim, gabalą į Latgą, tai tu turi po vardu pavardę registruoti. Įdomiai, nes šiaip tai yra labai daug didžėjų, kur tipo žmonės, kas čia tokia, nu, tipo, gerai, kitus vardus daro. Gerai, nu, tarkim... Arba per labelą, tipo, nu, jeigu per distributorių daraisi pats, tai tu turi įvesti. Būtinai. Kaip tie, kur Around the World, kaip ten jie dabar, Daft Punkai. Nu, tai žmonės nežinojo. Niekas nežino iki dabar, kas jie yra. O tai Latgą nueinam ir viskas, nu. Jeigu žinai Mohican Sun ir dar vienas yra, kurie tariamai niekas nežino, nes jie pasiilgiai pasiskelbė. Tatoro dar vienas niekas nežino, kas yra, bet čia iš likudinų. Nu taip, nu ir Dubstep'ai irgi fun case'as toksai buvo. Žinai, ne? Irgi niekas nežinojo, bet jis nusiėmė kaukę kažkada. Tai dabar nebeįdomu, dingo iš scenos. Bet man jis labai patikdavo, nes jisai grodavo ir jisai taip ištaškydavo. Ten kiekvieną savo garsą atmintinai žinojo ir ten su rankom, kaip su lazeriais kokiais. Tai aš anksčiau irgi taip darydavau. Bet dabar jau nebepakeliu. Dabar tiesiog nepakeliu akių nuo pulto, tik pasižiūriu, šoka gerai, reiškia kažką gerai darau. Tai va, 5 minutės liko, gal kokį shout-outą, dar kažką, žinai. Jo, tai big up Tautviui, kuris sėdi kitoje ekrano pusėje. Neatskleisk tapatybės. Tai neaišku, kas čia, žinai. Big up mūsų draugams Smash, kuriame ir vyksta šitie Smash sessions. Burgeriai, labai skanus burgeriai, šiandien parekomendavo burgerį XO Smash. XO Smash, truffle mayo su infused baconu yra top ir dar Camemberto sūris, kad aš labai mėgstu ant burgerių. Tai geriausias burgeris, kokį esu valgęs. Tai tikrai visiškai big up. Šitas podcastas veiks kiekvieną mėnesį. Tai dabar praktiškai mini eventukas ir podcastas susimato rugsėjo 20 dieną, tai yra kito mėnesio šeštadienis. O kaip šaltų metu irgi čia bus ar kažkur kitur? Jo, bus turbūt viduje, šiaip Smashas planuoja išsiplėsti, ieško dabar patalpų, tai tada turbūt eisim pat, pažiūrėsim kaip gausis, bet turbūt važiuosim su... Žiūrėsim, kaip bus, kaip tekmė nuneš, nes vis tiek tas iFly sessions, tai tie Smash sessions yra čia Smash burgeriniai, jeigu, pavyzdžiui, čia nesigauna, galima daryti, pavyzdžiui, studio sessions irgi, nu, tai profilis yra labai, nu, galima išplėsti, tai gali būti ir pas mane studijoje tas podcastas, ta prasme, kad, nu, čia nereikės garso reguliuoti. Jo, flexible, tai reikia tiesiog
Ar šiaip kažkokiam klube, ar kur taip, vis tiek galima įgėti, ar eventą galima padaryti irgi su podcastu, su workshopais and stuff. Čia ateičiai taip, bet... Taip, jeigu jums trūksta drum and basso ir turit vietą, tai kreipkitės, žinokit, mes tai olai. Mank. Jeigu kažkas turi dušo patalpą, kurioje nėra dušo su plytelėm ir šalia spalva, kaip Berlyno horas, Let's go, iš karto. Arba jeigu kažkas turit katilinę, tai galim irgi. Bet tokia prirūkusia. Tai svarbu, boilerumas. Tai va, smagu, ačiū, kad pakvietei. Ačiū labai, kad pasirašėjai. Tikėjausi, kad tik tais grosiu, bet ir gavau pakalbėti. Gal gaila, kad neatsiuntė anksčiau klausimų, būčiau daugiau pasiruošęs kažką protingai pasakyti, žinai. Man irgi, žinai, aš tos klausimus, čia trečias variantas klausimų, labai yra sudėtinga iš tikrųjų pasiruošti, bet tai... Norėjai pažiūrėti, is this guy real? Pati pradžia, tai tokia mintis ir yra, kad tobulėt ir geriai neateity, tai šį kartą turim tokį variantą, kitą kartą bus daugiau profesionaliau. Tai vėlgi šiaip visa idėja šito podcasto yra ne būt super mega professional, bet būt labiau laid back, taip chill ir tiesiog draugai turi pokalbį. Jo, va taip. Čia Liukas. Nu jo, garbė būt pirmam pionierius. Ačiū labai. Pionieriai. Maksimum big up. Big up. Laukiam miksiuko. Jis atrinkinėjo abėcėlės tvarka pagal vardą, tai tavo krito labai arti abėcėlės pradžios. O kas? Čia Tai nėra kokia be. Atpažįsti ar ne? O tai fileris čia gros fone, kai bus? O tai fileris bus gaba fone, čia kai kalbėsi? Jo, ne, tiesiog paleisti. Podcast'e. Ne, čia podcast'e negali būti muzikos. Ne, matai, Mindaugas, Taučnadas, Ugnė, tu krenti abėcėlės pradžioje. He's the goat. Presuos dabar. He's the goat. Gaila. Aš galvoju, čia tiesiog, žinai, gautas. Bet labiau prigautas. Aš tai... Bet tu visiškai prigautas. Idėjų, aš tau skambinsiu. Jo, žinok, aš tokius... Prigautas. Jo, aš turiu kartais tokių, žinok, kur pagalvoji, kad galėtų. Manka? Nuo pavardės. Jo, crazy. O Dance irgi nuo vardo. Easy.